Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė jums. Ir tau, ganytojau. Mėly ir brangūs senjorai, džiaugiuosi, kad šiandien galime pasimelsti už jūs, paprašyti Dievo palaimos ir palinkėti gausių dangiškosios motinos Marijos dovanų, kad Marija jūs vestų ir globotų tikruoju meilės keliu, kad galėtume visi džiugiai vykdyti dangiškojo Tėvo valią, kaip ją įvykdė dangiškoji motina Marija. O suprasdami, jog ne visuomet vykdėme viešpaties valią, ne kartą buvome įžeidę Dievą, artimą, atsiprašykime, kad vertai dalyvautume šventoje mišių aukoje. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Amen. Melskimės. Dieve visų šventųjų tvirtybę, tu palaimintai Paulių ir jo draugus pašaukei kryžiaus keliu į amžinąjį gyvenimą. Jų užtarimu padėk ir mums iki mirties tvirtai laikytis šventojo tikėjimo. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Skaitinys iš laiško Žydams. Broliai, jūs prisiartinote ne prie apčiuopiamos ir liepsnojančios ugnies, ar prie audringos tamsos, ar ūkanų, ar viesulo, ar trimito skardenimo, ar žodžių skambesio, kurį išgirdę žmonės meldė, kad daugiau nebūtų jiems kalbama.
Anas reginys buvo toks baisus, jog Mozė pasakė, bijau ir visas drebu. Bet jūs esate prisiartinę prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto, dangaus Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų ir iškilmingojo sambūrio, prie danguje įrašytųjų pirmgimių bažnyčios, prie visų teisėjo Dievo, prie nuskaidrintų teisiųjų dvasių ir prie naujosios sandoros tarpininko Jėzaus, bei prie visų apšlakstymo krauju, kuris šaukia garsiau už Abelio kraują. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Kai būnam tavo Dieve šventovė, atsimenam vis, koks esi maloningas. Kai būnam tavo Dieve šventovė, atsimenam vis, koks esi maloningas. Tikrai viešpats didis jį reikia garbint, išlovint mieste, kuriame jis gyvena. Čia šventas jo kalnas, kalvų pažyma, juo žavisi žemė. Kai būnam tavo Dieve šventovė, atsimenam vis, koks esi maloningas. Tai Siono kalnas, šiaurinė riba, Valdovo didžiojo miestas. Jo rūmuose Dievas gyvena, viešpats galingas gynėjas. Kai būnam tavo Dieve šventovė, atsimenam vis, koks esi maloningas. Ką buvom seniau tik girdėję, dabar ir pamatėme mieste šitame, kur dangaus kariuomenių viešpats gyvena. Mieste, kur yra mūsų Dievas, įstiprina Dievas per amžius. Kai būnam tavo Dieve šventovė, atsimenam vis, koks esi maloningas. Kai būnam tavo šventovė, atsimenam vis, koks esi maloningas. Tavoji Dievo šlovė, kaip ir tavosis vardas, pasiekia pakraščius žemės, tavoji ranka elgias teisingai. Kai būnam tavo Dieve šventovė, atsimenam vis, koks esi maloningas. Alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus pasišaukė pas save 12 ir ėmė siuntinėti juos po 2. Jis davė jiems valdžią netyrosioms dvasioms. Liepė be lazdos nieko neimti į kelionę, nei duonos, nei krepšio, nei pinigų dirže, tik apsiauti kurpėmis, bet nesusivilkti 2 tunikų. Ir mokė juos. Į kuriuos namus užeisite, ten ir pasilikite, kol išvyksite. Jei kuriuose vietovėse jūsų nepriimtų ir neklausytų, išeikite iš ten ir netgi dulkes nuo kojų nusikratykite kaip liudijimą prieš juos. Jie iškeliavo, ragino atsiversti, išvarė daug demonų, daugelį ligonių tepė aliejumi ir išgydė. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Brangus broliai ir seserys, šiandien Evangelijoje girdėjome, kaip Viešpats siunčia mokinius po 2 į visą pasaulį ir sako, eikite ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys bus išganytas, kas netikės bus pasmerktas. Dėl ko Jėzus siunčia savo mokinius į visą pasaulį? Jis trokšta, kad žmonėms būtų paskelbta linksmoji ir geroji Evangelijos naujiena, kad išgirdę Evangelijos žodžius, juos priimtų kaip Dievo žodžius, su didelė meile ir dėkingumu, nes Viešpats visą tai skelbia mums dėl to, kad mes būtume laimingi, kad mūsų gyvenimas būtų prasmingas, kilnus, džiugus ir laimingas. Ir kad mes perėję per žemę visi galėtume pasiekti dangaus tėvynę. Būkime dėkingi už Dievo žodį, kurį girdime kiekvieną dieną, juo maitinkimės, nes tai kalba pats Jėzus ir jis trokšta mums visiems padovanoti naują gyvenimą. Gyvenimą pilną gerumo, ištikimybės ir meilės. Eikime šiuo keliu, o dangiškoji motina Marija tegloboja mūsų žemiško gyvenimo kelią, kol visi sutiksime juos amžinojo gyvenimo tėvynėje. Visuotinės maldos. Brangus broliai ir seserys, minėdami Japonijos kankinius, pasitikėdami jų užtarimu, maldaukime Dievą pagalbos, kad ir mes pajėgtume įveikti žmogiškai silpnumą. Tarsime, prašom tave Viešpatie. Visagali Dieve, padėk visiems krikščionims tvirtai laikyti savo tikėjimo ir drąsiai jį išpažinti. Prašom tave Viešpatie. Sustiprink ir paguosk visus kenčiančius dėl tikėjimo. Prašom tave Viešpatie. Padaryk, kad kankinių kraujas būtų naujų krikščionių sėkla. Prašom tave Viešpatie. Leisk ir tikėjimo priešams pažinti jo kilnumą ir grožį. Prašom tave Viešpatie. Kankinių pavyzdžių skatink mus ryžtingai atlikti visas savo pareigas. Prašom tave Viešpatie. Laimink Viešpatie šventąją žemę, Ukrainą, kitus kariaujančius kraštus, teik visiems taiką, ramybę, o žuvusiems laimingą amžinybę. Prašom tave Viešpatie. Laimink Viešpatie visus senjorus,
Suteik visiems dvasios ir kūno stiprybės. Prašom tave, viešpatie. Laimik viešpatie visus, kurie rūpinasi seneliais, paliegusiais, pavargusiais gyvenimo kelionėje, kad jie turėtų jėgos ir stiprybės rodyti artimo meilę. Prašom tave, viešpatie. Visagali Dieve, duok mums stiprybės, kad ir sunkiausiamis aplinkybėmis ištvermingai laikytumės tikėjimo, dėl kurio tavo šventieji kankiniai su džiaugsmu paaukojo gyvybę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te priima viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Priimk, dangiškasis Tėve, mūsų dovanas, kurias aukojame minėdami šventuosius kankinius, ir padėk mums visada drąsiai išpažinti tavo šventąjį vardą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštin širdis. Keliame į viešpatį. Dėkokime viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti. Šventasis viešpatie visagali Tėve, amžinasis Dieve. Palaimintųjų Japonijos kankinių kraujas pralietas Kristaus pavyzdžių šventai tavo vardą, rodo nuostabę tavo malonės galybę. Trapiam žmogui tu įkvėpi tokį ryžtą, kad jis narsiu Dievo liudytoju pasidaro su mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi. Todėl mes drauge su dangaus angelais ir šventaisiais čia žemėje garbiname tavo didybę nepaliaujamą giesmę. Šventa, 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 šventas, viešpats Dievas, viešpats Dievas, viešpats Dievas yra dangus, viešpats Dievas yra dangus, ir žemė jo
Tikrai, tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome, šventosios dvasios galia, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas, davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateina. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūną ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiame pasaulyje, ugdyk ją tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Darių, mane nevertą savo tarną ir visą kunigiją. Atmink viešpatie tuos senjorus, kurie iškeliavo iš šio pasaulio. Jie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems, tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, melžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų, Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmės išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs: aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių,
o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpatės ramybė visada telydi jus. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Jums. Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk. Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tark žodį ir mano siela pasveiks. Jūs ištvėrite su manimi mano išbandymuose, todėl aš jūs skiriu valdyti karalystę, sako Kristus. Mano karalystėje jūs valgysite ir gersite už mano stalo. Kristaus kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Arčiau tavęs
Melskimės. Dieve, tu šventųjų kankinių gyvenimo atskleidai spindinčią kryžiaus paslaptį. Stiprink mus mišių auka, kad ištikimai laikytumės Kristaus ir darbuotumės bažnyčioje visų išganimui. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Malda prašant pašaukimų. Jėzau, gerasis ganytojau, tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigai bažnyčiai kunigystę, kuri privalo tęsti tavo darbą per amžius. Mes karštai melžiame tave, atsiųsk darbininkui savo vynuogyną, siųsk savo bažnyčią vertų kunigų, atsiųsk brolių ir seserų vienuolių, duok, kad visi, kuriuos tu prieš amžius išsirinkai savo tarnybai, paklustų tavajam pašaukimui, bet kad ne vienas nepašauktas neįsibrautų į tavo šventovę. Dieve, kuris į savo beribės meilės padovanoji mums gyvenimą, tu trokšti, kad būtume laimingi prieš akis šeimos, kunigystės ir pašvesto gyvenimo keliai. Padrasink jaunus žmonės ir patar, kurį kelią jie turi pasirinkti. Suteik jiems drąsos, nebijoti plačiai atverti širdžių duris amžinai meiliai. Paimk juos už rankos ir parodyk jiems tiesos ir meilės kelią. Leisk jiems suprasti, kokį žingsnį turi žengti savo laimės link. Viešpatie, kreipk juos ten, kur tu nori, ir suteik ištvermės malonę. Marija, bažnyčios motina, globok, patark, drąsink ir vesk jaunus žmonės pašaukimo keliu. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Garbė viešpatės vardui. Dabar ir per amžius. Te padeda mums viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Dangaus karalienė, Marija meili, mes sveikinam tave visą širdimi. Sveika, sveika, sveika Marija, sveika, sveika, sveika Marija. Kauno šventovė, kaip ir Lietuvoj, laikyti Mariją mus savo globoj. Sveika, sveika, sveika Marija, sveika, sveika, sveika Marija. Kai audros mus blaško, keliauti sunku, padėk Marija tikrų gerumų. Sveika, sveika, sveika Marija, sveika, sveika, sveika Marija. Nurodyk žmonijai ramybės takus, globok mus Marija, kaip savo vaikus. Sveika,